Čia tokia trumpa istorija bus, nežinau. Tiesiog apie laužyną šarvuočių ir kitų lengvųjų tankų pradžios karo. Ten tautušiai, vėl ir vėl, ilgai ir daug kartų mes dar minėsim tą pavadinimą miško. 41 metų įvykiai. Tiesiog Ruskelis gerai gavo ten malkų, dėl to dabar ten neišsemiami lobiai. Šiandien mažas šarvuočiukas BA20. Geras dangus, fantastinis. BA20, gal vienas šarvas ir kažkokių smulkmenų. Nuo kitų lengvųjų plonai šarvais tankų. Tai praeitą vasarą bortai to šarvuočio ten pat išlindo, o dabar va ištraukė priekinio šarvo ten kažkiek tai. Taip ir konstruojasi, taip ir lipdosi. Tas šarvuotis gal čia nelabai galima vadinti, kažkoks tai tiesiog imitacija. Nu, iš ko turėjo, iš to ir gamino. 6 mm šarvai. Turbūt ir su karabinu peršaudavo. Nu buvo, bet ne tokie. Čia užpilt vandeniu į radiatorių. Gal kažkiek matys. O čia palauk, atras šonas. Kairys, o ne? Gal kairys. Okei, BT7. Čia tai jau viskas, ką čia. Patobulina. Jeigu artilerijai turėtų būti, žinai, tvirtinimui rankenėlė, tokia dar papildomai sukimui. Dabar nežinau. Taip, žinai, gal norėjau nuotaiką pagerinti. Kas čia? Nežinau, čia įtartins, tai atidėjau šoną. Nu. Ir šiek tiek trupinių. Kaip anuonė sukapojo, va to valstietis. Tai man labai įdomu. Čia storis geras, jam visokiam verstuvėm. Čia drąsiai galėjo. Galėjo patobulinti. Mas jis čia da per vidurį tokių eina tokie rolikai. Va čia va rolikai eina. Šitie jie remiasi į tas vikšrų keteras. O tu žiūrėjai. Ne, tai buvo ankstesni, gal BT5 buvo su guma. Gal tu ankstesnį žiūrėjai. Ne šiaip, po to jau BT7 tai buvo va tokie va. Žinai, jie visiškai metaliniai. Ir priekinis tinginys irgi gumuotas. Tai čia skaityk, nei pusę rato nėra. Bet gal nedeformuotas, ne? Normaliai. Toks vaizdas, kad išardytis. Nu. Palauk, kaip čia gaunas. Nu čia kaip sparnas virš galinių ratų, va čia. Ta išpjova dvigubiam ratam. Kažkaip taip. Taip ir nepasižiūrėjau, koks pas mane yra. Žinai, kažkaip tai kasėm, va Dzūkijoje buvom, dovanų gavom. Ten pietus, ten šilta. Čia tai šagės. Čia grįžti 14, ten 25. A ne? Svaizduoji? Nu pasver. Svarbiausia. Snukis šitas. Mažylio. Tai jo šarvai buvo nuo 6 iki 16 mm.
Dabar miegosim ramiai. Liuksas.